Nu, labą dieną, mėly draugai. Kokį vėjautą dainą šiandien turėjom. Bet šitą gerą, nes aš galvojau, kad iš juos šiandien kur neįsiu, nes galvojau, kad lys. Tai aš sugalvojau, kad reikia pasivakščiuoti. O kad reikia pasivakščiuoti, aš sugalvojau prieš kokius 2 metus, bet taip neišėjau. Žodžiu, kaip gėmi visą idėją išeiti čia kur einu. Tai aš norėjau tiesiog pasivakščiuoti po Lietuvą. Bet žinot, tas toks, o kur dabar čia eiti? Ta prasme, aš jeigu norėčiau dabar nueiti Kauną, tai aš eičiau autostradu, nes aš ketkelį nežinau. O jeigu ten bandyti kažkokias kaimukas kažkur, tai o Veldžin, o gal neišėjus, gal atsimušu kokį nors ten tvorą, kur reiks 10 km eiti aplinkau, kad išeiti. Tai aš kažkaip galvoju, o kur tai piligrimą eina? Kas tas išves ir kas tas piligrimų kelias? Niek visiškai nesupratau, iki pačios dainos nelabai suprantu, ko nei ten eina. Žinau, kad piligrimų kelias yra labai senas kelias, kad krikščionė eina per vis pasaulį, tų kelių į daug, bet kur nein, aš vis tiek nesupratau. Kažkokiai kapą, kažkokiais bažnyčias, kažkokiai šventoriai, kažkokiai šventas veitas anim. Aliai, kad galvoju, niek aš nesuprantu, bet man reiktų jūsų keliaus, aš noriu eiti ten, kur jūs einat. Kaip sugalvojau, kad noriu pasivakščiuoti, galvoju, blemba, gal geriau reikia varyti su dviračiu, nes tipo, su dviračiu greitą gali pabėgti, jeigu kas, ir daugiau gali daiktų užsimesti ant bagažio, gali daugiau pasivežti visko. Bet, kadangi nikap neišėjo nusipirkti dviračiaus maniai, tai galvoju, o ko aš lauku? Ir tokį vieną nedėdelį atkarpėlį katros. Aš net nenorėjau veiti iš tikrųjų, nes aš tus kelius žinau iki ten, tipo maždaug, nu žinot, sėda įlakė, visą tą pojas man ir aiškiai, tai aš ten kaip ir nežadėjau veiti, bet kažkaip galvoju, savaitgalis, 3 dienas, kažinkiai galėčiau per 3 dienas nueiti. Kad šį savaitgalį eisiu, jau kaip ir seniau buvau numačius, bet aš nieką nesiruošiau, nes čia ora lievi, čia lyn. Galvojau, ką žin rašėjus. Ir vakar taip žiūriu, blemba, savaitgalį, nelyn. Davai, dedam kuprienį. Dabar, ko aš su savim turiu hamaką, nes planuoju mėgoti laukia. Čia kita tema. Aš miegmaišį, drabužių ir dujinį viryklį, bet dujinį viryklį man leid dujas, tai aš nežinau, jaučiu, kad sana atsisveikins kažkur pusiaukelį. Noriu paminėti tokį dalyką, kad vakar aš neturėjau dar nei hamak, nei miegmaišiaus. Įkėliau Instagram stories, kad mane reikia hamaką, gal kas turėt paskolinti. Įsivaizduojat klientį. Pirmą kartą buvau vakar pas monis, atnešiu, nupirku savo hamaką dovanų. Nu kaip fainė, negaliu, ačiū tau linkėjimą, žinau, kad tu veisi, tai ačiū dar kartą. O miegmaišį irgi tiesiog kažkokį šlapdarėnis už kelis eurus. Tai va, irgi labai ačiū, kas prirodėt miegmaišį. Nu jūs susidėjau daiktus ir einu. Tai linkėkit sėkmės, nors jau, kaip jūs matysite, ant video bus arba praėjus, arba nepraėjus. Ir viskas, išeinam. O šiuo metu esu kažkur čia, kažkur parodys žemėlapį. Nu žinot, už Vietos, už degalins, ten prie geležinkeliaus, einu per Pėjus. Ir kaip man jau gražu, jūs pažiūrėkite, aug šitą grūdą kažkokiai. Kaip gražiai linguoja, siubuoja. Ir tenas žmonės gyvena. Kokio gražio veitelė, kalnėlį savo. Vis laik čia pravažiaudam, pasidžiaugdavo. Tai kas negera, kas man jau nepatinka, didelis vies, tai reiškia, kad gali lengviau man perpūsti. O antras dalykas, yra šlapia žolė, tai gali palikti šlapia batą, o šlapia batą nutrins kojas bus negerai. Ir trečias dalykas, kad nesu pasiskiepijus nuo erkių. Tai irgi žiaurė negera, bet prisipirkau visokių ten purškalų, tai to jau susivarijus pojus butelkas iš karto. Ketvirtas dalykas, kas man nepatinka, tai kad nužudžiau jau kokį 20 sraigį. Nu ne, fainė kažką man galvos užlėpti. Ir ypač, kada jau kap užlėpti, tai žinai, kad jau amba karamba. Nepatinka maniai. Ir reikėtų valgyti kokį lapį, galėčiau nudaužti, bet dabar nepriko tos raigis ir šliaužusios pakainiau čia laipė ant galvos. Nepatinka man. Kiek planuoju eiti? Nežinau iš tikrųjų, kiek ko jis patims. Turiu 3 dienas, šiandien ir 6 dienas, 2 dieną turiu eiti darbą. Nenoriu baisės skustės, bet
kažkokį didelį optimizmų nespinduliuoju, nes, nežinau, kažkas yra su sveikata negera. Žiaurė, jautų nuovargį vis laiptas, net į 3 aukštą sunkia palikti. Tai nežinau, einu pasivakščioti. Jeigu labai bloga bus, tai nieko, esu numės, kombinsite. Sakius, tėtė, gali parsivežti. Jeigu viskas labai puikiai, labai idealiai, nutelšiu iki pikelių žadnait, bet marods, kad čia labai jau daug. Nežinau, žodžiu, einu į viskas, matysim. Bet galėčiau jau įlysti kokį miškiok, nes tas vies žoda. Nesipykiam, ką? Neįmanom, smėlį, jėkis kel. Tokį giedrą deina, nidebesėlį. Reik čia pūst. Biški, mažiau, čiučiut. Komforto truputėlį. Negeru metu išėjau. Dabar da tik tas popstė žyd. Jokį maistą nesusimedžiuosi gamtuo. Vizėkit, telšė, plungi, bahūrą atjungi. Žyda čia ką priperiais turėsi laukti. Judam. Pirms ženklinėms. Einu savo. Ton ženklą buvau įsidėjusi į Dreamboardą šių metų, kad šiais metais pavyktų išeiti kamino. Ir dabar jau čia man pirms ženklas pamatyti. Fainė. Man jau labai patinka. Gėlyčių yra. Labai liuks. Pirmas sustojimas. Sustojau, pats persimauti, nes kažkaip nesąmonį. Labai prakaitu ant kojas. Keista, nes su tas batas aš vis gyvenim varydavau. Tai nefainė. Tai persimoviau išlepėts, o tus prisirėš prie kuprėns kažkur. Outfit check. Žiūrėkit, mėlenis jau sirpst. Eik tu savo, ką fainė. Biški vitaminų. Žemuogius kelis radau. Mėlenių dabar. O, ką fainė. O, prašau, ką nori. Da ne visai persirpas tikėts, bet pirms mėlenis bus. Kapskane. Kapsumam vaikystė. Varydavo mėlenis. Tai daug prisirinkdavom, bet aš nesusilaikydavo. Pradėdavo valgyti, viskas į tonkė ir nik nebekliūdavo. Tai sveiki, įlindau mišką. Nežinau, kiek kilometrus nuėjus, bet Telšiškė tai nuo Telšių iki Božint Piliakalniaus. Čia netoli tieda, bet šilta. Pausidėjus ausų kištukus, nes vies pūt labai, viš pradėjus skaudėti ausis. Žodžiu, esu kažkur netoli Božinų ir buvo mins gal nuvaryti Božint spėts pavalgyti, nes man iki Božin pusę valandos eit bebau, bet pagalvojau, kad neapsimok, nes pusę valandos nueit, pusę valandos pareit, valandėlį ten, kol pavalgėsi, o per tą laiką šį ilsėdžių jau nueinu. Tai pasirinkau geriau eiti ilsėdžius, ilsėdžius ir krautuvį. Tai krautuvė nusipirks peitus. Kol kas nepanašu, kad aš eisiu kisėduos, jaučiu, kad ilsėdžiaus ir pasiliks kažkur nakvoti, bet nežinau, kur da. Jo, tarp kitko, dėl nakvynis, tai nesiskombinau jokis nakvynis. Ten rašė, kad reik prieš kokius 2 dienas pasiskombinti, paklausti, ar yra laisva lova. Aš nepasiskombinau ir vis dar neskombinau. Tai nežinau. Jaučiu, kad gal kažkur lauki teks mėgoti. Pažiūrėsim,
Kap nuotaik vakare. O dabar einu šitokiais keliukais. Štai vat. Prašau, prašau. Ir nežinau, neprisimenu, nesakiau, kad nešu su dujinį viryklį kuprinė, bet ten praleidai dujas mane. Tai karts dujom, dujų kvapą padaudu iš kuprins. Tai nežinau, pažiūrėsiu, jie ten visai nugaravėjai. Tai gal šiandien dar užsikais kažkon, bet jaučia, kad tepi paliks aš kažkur ton viryklį. Nežinau, tiesiog aš kažkon ten palaužiau, nes buvau sulinkęs tas vis kraniuks. Tai matyt, dėl to praleitos dujas. Tai žodžiu, galimai bus viryklį palikta. Negi šuoksi. Eik tu savo. Užkandis žemuogių. Ba. Nu, ponė, kelionė. Reik nuringu reičiau, kad jeigu ką neblėktų. Aš vis laik, jeigu išeinu kažkur pasivakščiot į lauką, į gamtą, tai vis laik beveik parsineš kokių lauką gėlių puokštį ar smilgų ar kažko. Ir dabar čia kur einu, visur tiek daug gražių gėlių. Tai fainai, man labai patinka laukų gėlis. Ir jau tu jau ateisėm ilsėdžius, tiek čia belieka. Matau žemūks, bet reik per griovį lėpti. Tai va teisiu, sėdžiu, tiek čia belieka. Nežinau, mėgins gal pasiskominti, paklaust, gal priims mane nakvynę, nes yra vėjuota, tai jau bus nesąmonė, neis pamėguoti normaliai. Ir kažkom pavalgysiu. Jei mona atminti neapgaun, tai ilsėdžius ir kavos aparats, tai žiaurė norėčiau kavėlis jo. Ir pailsėti biškioką. Nu ir žiūrėsiu. Da nedaug valandų, tik kaip reikėtų iki sėdos nueiti, nežinau. Jaučiu reiks. Nu, matysim, pavalgys, pažiūrėjus, kaip čia tos energijos. Dabar kol kas kol einu. Visiškai labai gera jautus, nebuvau dar sustojus pailsėti. Tai, kai bus alsėdžiaus, bus nueita 18 kilometrų. Nu tai va, galėsiu pailsėtumėt. Labai geras tokias batas. Kiek įkrent, tiek iškrent, kiek bėg, tiek išbėg. Labai gera. Ten kažkur alsėdžia, man atrodo, ir jo ačkal sėdžia ten. Nu da, biškiok. Bet jau neapdaug greitą būsim.
Kiek čia žemaugi, pažiūrėkit. Peln raudonon. Eik, tu vakalėlį. Ką gera. O, ką gera. Dabar būt gera. Peina bulkas. Žemaugiau su cukrom. Labal kažkaip pagavau. Visas kontentas bus. Gėlis ir žemaugis kaprenku. Nu va, išlindau į plentą. Kaip nefainai iškart į tų žmonės čia lyst. Ten tai šabakštynas zinein, belekon. Ir tik pirm žingsnių uždėjau ant asfaltą. Iškart mašin pro šalį pradėjai. Ta prasme, net negirdėjau, ką atlik. Įėjau, pasižiūrėjau į kelią, vidus pus, ne, iš kažkur atsirad mašin. Ką reik atsargiai eit. Kas čia pėmpi? Vanagas švies. Nu va, netolėl sėdžiu jau. Draug paraš konto, kuris gal pamėst. Kaip gražiau, bet nu pažiūrėkit. Čia žiūrėk vėlėtinį čimėlijin. Eik, sau, šitą. Ramunėlis kažkoks auga. Aš negal. Kaip fainai į tą gamtą. Nu, gėlėlis aug sau. Ar reiktų suruošti dabar pirkti. Tokiu šitą berns man priskintų. Iš pakelės. Iškart ženičiaus. Oba. Woo! What the fuck? Jūs pažiūrėkit. Nu kaip gražiai. Čia tuokė aug, čiunta geltonas, baltas, susukiai varpelė. Oh my god. Nu kaip gražiai. Ar aš jau viskas, ar aš jau pasenau? Ta prasme, aš tiek džiaugus pamačius gėlis. Nu, aš nežinau. Nu kaip gražiai. Daug savo gėlėlis pakelė. Tuokis gražis. Jeigu jo veičiau numei, tai būčiau glėbį prisiskynus. O dabar kas tau? Tanks pravažiavau. Ek tu tėva. Koks mechanizmas. Įmonė tiesiog šaus. Šaus garantuota. Siubuoja auksiniai javai, linguoja baltieji beržai, o prie kelio auksiniam namelį. Na 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 tun tun tu tu. O, izoliacijai. Reik pasiimt, gal susigadės. Ko gali žinoti? Pražioplinau ženklą ir sėdžiu. Bet žodžiu, ėjau kontaktą ir sėdžius. Jeigu esu alsėdžius, tai turėčiau būti nuėjus 18 km jau. O čia ruodka iki Telšių 14. Bet kadangi čia jau ne asfaltas, tai biški daugiau gaunas. Nu į viskas varau krautui, bet kiek valgyt noriu. Davė ženkliuks nusitrynęs. Pirmoji krautui, manau, bus aibi. Kažkon biški pasėmiau. Dabar būtų gera šitos kavėlis, ką žino, veika, neveika. Veika, atrodo. Nu, davai bandom. Aišku, lotė bus. Čia gal dėdėl mažų. Taip. Pasirinkite ačiū ir viso gero. Kavos daug pupėrum. Kavelis turėjom, valgyt turėjom, dabar klausiam, kur varyt, pavalgyt. Ar čia visi muntakių, ar ten? Ten ir tokia, žinau, aikštelė. Ten kašimurus loša kon. Žodžiu, bet ten vis laik būt žmonių, tai biški tak lempa būt. Bet jau čia varau ten.
Čia netoli pripatir. Vo, šitas ta aikštelė. Alsėdžių piliakalnis, vad žvėrinyčia. Ok, kas čia, pažiūrėkim. Manoma, jog piliakalnyje galėjo stovėti pilis. Žodžiu, esu buvus čia geocachingus kažkada labai iškodavom. Tai. Ten kažkur puteltų. Aiškojom, bet taip neradom. Bus čia veitas tikrai jau kur pailsėti. O biškį mankštelį padaryti, skončiį kibrikį. Į ką išpamėtyti. Normaliai tokiam kaimelį susitvarkiai. Žolė nupjautas, skon. Tokiuką. Va, piliakalnis koksa. Ten priekį, žinau, būdavo kažkoks kaip kriuklys. Tai varau pažiūrėti. Ten jau čia atsisės pailsės ant žolėlis. O, akurat. Prigera norą, tai čia nusimaudyti gal. Po dušiuko eikti, kaip gera. Nereik nibrėsti jokį upę, staigę, pliurkšti tik tą. Gal ir reikėtų pasinaudoti galimybę. Aba, vo kuprinėlį. Tuik didžiaus. O, papa. Nu va, pirms prisėdėms 18 kilometrų. Daugiausia, kada esu buvusi žygį išėjus, esu nuėjus 16 kilometrų. Tai šiandien būtų gera nueiti va tos 18. Eitume dar iki Sedos nueiti, ten irgi kažkas bišk daugiau, man rūds, ne 18, gal 20 ten ir neprisimam. Bet būtų gera, nes čia nežinau, nei kur mėguoti, nei kon. Gera, einam pavalgyti. Bet pirmiausia, mums reikia ko? Kavėlis. Ten gal gražesnis vaizdas, krioklys ir... Tai, ko nusipirkau? Nusipirkau daunėlis, kažkokį tepam sūriaus, mėsos, agurką ir deserto bus surėlis. Da sulčių pasėmiau, nes jau norės, jau jautas tų tokių saldeškių, kažkokių tokį kapivaisinį letą jau norėtus. Nu, žinot, ką bunka jau biškite pavargsti. Iš pradžių būtų gera rungus nusiplauti. Bet toliai iki to kriokliaus eiti. O drėgnas servetėlis kažkur kuprinė. Nu, servetėlis švarė, gražė, mėselė, agurks. Ai, agurk tikrai jau neplaus. Nik neatsitiks. Nie laik. Užsitepu šitą, to jau tuo surėlį. Šiaip man, aš nevalgau tokių dalykų, aš valgau sveistą. Bet, ai, galvoju, kol dasinešu, ištiš paskiau neskanė, tai tokia reibala. To jau kažkap. To gabalą pėdo. Ai, nelaban šitepsas. Ai, tepas, gerai. Tebišk prispaudus. Tepas. Mėselis. O agurka. Agurk teprikos paprasta. Va, gera bus. Va, prašom, sumuštinis, agurkėlis, kavėl. Ir dabar pailsam. Reikėtų patikrinti on vandenį. Biški gal atvėsinti kojas, pailsinti. O, ką gera. Oh my god.
masažas ir atsišalda iš karų. Eik, tu savo. Iki kelienų sušlapau kelnis. Ai, bet gera. Reik biškį basom pavakščiot, nes jau noriu nutrinti, man atrodo. Dabar, kaip sustojau, pajutau, kad biškį jau tepskaud. Tai jau čia reiks liepti gal į kitus batus, nežinau. Nu va, biškį pailsėjau, pusvalandok pavalgiau, pagulėjau, kojas ten biškį pamirkiau tam šaltam vandenį. Da vandens dasipirkau, suspiliau gertovę ir viskas. Einu iki sėdos. Kojas biškį pavargas, bet keiščiausia, kad pavarga pečia. Jausmus tos trapecijais skautai aplik būčiau darius salė kažkoks pratimus. Biškį pėdas taip, kaip ir, tie biškį kaip binor nutrinti, ne kiek nutrinti, bet turbūt šie pačius pėdas pavarga. O šiaip tai normaliai kol kas, nežinau. Toliau pažiūrėsim, kas toliau. Bet jau norės tokių visokių nekaliukų, tai pasėmiau mamba. Vis laik vaikystė tus pirkdavom. Jie vietinė patys mėgstamiausi miniai. Tai jau norės tokių kažkokių skanumynų, nežinau. Gera, viskas, dėl telefonas. Išėp išsikrovinė, reik pataupyti baterikį. Ir niek daugiau. Viskas, reikia eiti, susiimt dabar. Nes dabar bus sunkesnė dalis. Nes iki šiol nuėjau 18 km, dabar dar 20 lauk. Tai, biškį jau nemaža. Pagal viskon, tai tus 20 km turėčiau per kokius 5 valandas įveikti. Pažiūrėsim. Dabar yra po 2 kem 1 minutė. Ką būsim sėdo, pažiūrėsim, kiek bus. Taigi, toliau dėl nakvynės. Esu jau pakeliu link sėdos ir sėdu piligrimus priėm Dūzgė sodybo. Bet nežinau, keista kažkaip skambinti, sakyti, aš ateinu, gal jūs galėtumėt mums suteikti nakvynę. Aišku, ten reikia susimokėti skon, bet kažkaip, nežinau, nenoriu skambinti kažkodėl. Tai mano brolis šiaip turi sodybą, sėdu, galvoju, jeigu tenas nevyks koks abalis, jeigu nėra išnuomota, tai paprašys broliaus, ką leistų tiesiog kažkur pasikabinti hamaką to sodybos teritorijoje. Tai tiesiog man ten būtų saugė. O jei ne, tai vis tiek aš jau kažkur aplinkau ton sodybų, ten pasikabinsiu. Ten tas veitas žinau ir manau, ganėtina saugė jausus pati. Ir einam toliau. Dabar turėčiau, man atrodo, prasokti pro Žemaičių kalvarėją ir tada ten išlyst į sedą jau. Dar vienas dalykas dėl nakvynės. Man tėti turi tokį apleistą sodybą sėdo. Tai aš galvoju, gal į ton sodybą reikia varyti. Tai nei tokį lūšnį, tokį truobą, ten niek nevidau. Ir ten tam lūšnynį galėčiau pasikabinti kažkur ton hamaką, bet aš nežinau, tėčio nesakiau, kai išvarau. Bet paskui, kai neiškviesim man kokių mintų, sakys kažkokį benamį, apleisto sodybą, ten meikti. Tai va, tai tiek. Ar sakiau mintų, pareigūnų, atsikrapštau, bet taip mes esam išauklėti. Jau vėlgi įkrauja tas žodis. Tai va, gera, viskas, varau toliau. Reikia padaryti trumpą sustojimoką. Blemba, kažką nubijau, ką nutrins kojai. Grinau, pati pada jau tokia jautri kažkokį uodą ir tai aš turiu tokių specialių pleistrų, tokių silikoninių. Vis laik labai gera padeda. Jeigu į kokį puslė,
užsidedi, neapsijaut, nes, tipo guma tokia ir tai aš jaučiu užsidėsiu dabą, imuniai gal takoj nejaus to trinėjim kažkokį. Tiesiog gal bus biški minkščiau. Žiaurė nenoriu nusitrinti kojų. Labai nenorėčiau. Ir šiaip tas visas dalykas man labai gaila iš tikrųjų savo kūną, kad to prakaito gali išberti, kad galva neplauta vis tiek, vis dain su prakaitu. Vėl, negera, ta oda. Ir nenoriu štų jokių ten puslių turėti ant tų kojų, negražiai. Tai labai norėčiau savo odą maksimalią kiekį šiandien pasaugoti, kad niek neprisidaryti. Kuprėnis tai dar už pečius, tai irgi nenorėčiau nusitrinti. Vien žodžiu, suprato esmę. Noriu būti graži, turėti gražią odą. Bet jaučiu, iš po šio savaitgaliaus reiks jau darytis pedikiūrą, ten visko susitvarkyti, nes bus į tą odą, tai išsausėjai 100% ne ką patrodys. Tai va, kojas tai kaip kaimietis neplauts, jaudas. O, fainė, atrodo patogiai. Davai ir ant kitos kojas užsiklijau iš kart. Va, parvar, man dolkitoje bus. Gera, kad viesi kiet posput, neturėčiau tik daug gauti. Kaip keista, kad nieks nesustuo. Man tėti pavyzdžių, visą laiką, jeigu koks žmogus mat, kad ein pakelė, visą laiką sustuo pavežti. Nesvarbu, apijoksa, nepijoksa, apsimyšs, neapsimyšs. Prisimint, kad buvau, aš kur nors jau važiuoju, matai, ein žmogus jau slenkiaisi kiet, požina, kad kažkom priims. Nepabaigiau pasakoti, tai žodžiu, kad buvau maža ir būdavo toks deduks, kad on vis laik tave parveždavo, girnėlį vadindavo, ant kaim. Ir ant slavės mirdėdavo, vis laik žmogelis sėdavo kažkur ten alaus atsigerti, bet ant toks geras būdavo, vis laik man pinigų daudavo. Tai fainė, nežinau, aš kaip turėsiu teisę irgi jaučiu paveš žmonės. Bent labai jau bus koks ten jau visai vietaus, tai gal ir ne, bet žodžiu, fainė tas toks žmogiškoms. Gražuolė. Kokie jūs gražus. Čia, man reikia eiti jau. Žiūrėkit, ten paukščiuką du slepas. Šita viens, kažkur šita masėda viens. Mačiau, kaip greitą parbėga. Ir ten da mažų vaikučių buvo. Kolik.
Čia vaikučiai kažkur turbūt. Nu, kai jau išgozdino, tai taip pat. Ir jau nubėga. Nubėga, kaip greita. Juokas, Jėzau. Čia kuravkas, ne? Ką pan jau vadinas? Jau bėkit. Nu, labas dienas. Esu netoli Žemaičių Kalvarijos jau. Ir vis tik paskambino į Tonduzgį sodybą. Kažkokie debes, tokie neaiškus kaupas. Nulitaus nelabai turko apsisaugot. Ir noriu pasikrauti telefonus, nes rytuo, jeigu einu nuo Sedos iki Ilakių, tai ten, nu, kaimą, ten išvis nebus nikur, kur sustoti, nei pasikrauti, nu, be šansų. Tai šį naktį pasikrausiu visko kiek išien ir rytuo trauksim jau link Ilakių. Tai va, tai paskambinau, sakau, priimsi atveina piligrimą, sako, nu, priimsim, ko on darys jau. Es ten raš, nu, prieš 3 dienas bent jau paskambinti, prasinešti, kad ateini. Tai sako, pateis paskambink. Tai sakau, kiek čia truks nuo to Žemaičių Kalvarijos, bet dabar galvoju, plemba, gal ir truks vis tik ateit. Tai va, tai žodžiu, gausiu nakvynį šį naktį, klausiu, reikės vakarins, nereks, sakau. Tai nežinau, gal krautuvikė kažkur staigė pasiimsiu dar šį vakarų. Ir viskas, liekam iki Kalvarijos. O šiaip pabiškiokai jėgas jau tirpst ir kojas jau nutrintas jaut. Tai labai nefainė, labai nenorėjau, bet turbūt jau neišvengiam tokie dalykai. Tai va, viskas, lieku iki Kalvarijos ir nuo Kalvarijos iki Sedos. Nežinau, kiek dalyk, jaučia daug. Na ir štai Žemaičių Kalvarija, tkoje Liemona, tai, oh my god, nutrynį. Ką prieks rytoj eiti, aš tik tai galvoju. Šiandien dar kol nesustojau, dar matyt nieko, bet jau ką puslis bus, ko on tada reiks daryti. Ir to bus skanė. Mondras gondras un ta. Va, muziejus, bet nesilankysim, neturėjom laiką, šitokį gražį trobą. Šiaip labai graži Kalvarija ir tokiai maži namiuką, tokiai maži, faini, labai graži. Šiaip čia ir jeigu po gatvėlis daugiau pasivakščioti. Koks savo sens man gražus. San Francisko tiltas. Medinės bairės visas vėl. Tai jau reikia rods vėl batus persimauti kažkur. Kavėlis yra. Bet neužmėgsiu išgers. Blem. Bet tiek norėčiau. Buvau sustojus miestelį persimaut batus. Tai kada einu su kėdas, tada skaudu kulnis, nes ir nutrinti. O kada einu su šlepetėm, skaudu, nežinau, kažkokį sausgyslę kažkon. Tai labiau paeinu su puslėm, nei kad ton sausgyslį kada skaudu. Ir aš nežinau, man ir jau tie buvai kažkada senė, kad nežinau, kažkaip blogą avalin, gal blogs išlenkiems buvo ir tas buvo, nežinau, paauglystė ir dabar vat atsinaujant tas skausmas. Tai labai nefainė, kad su tom šlepetėm nebegaliu eiti. Tikos rytoj viskas atsinaujins, galės eiti vėl iš naujo su šlepetėm, nes su šlepetėm daug tikrai geriau, nei kad su žygiaus batas. Kaip maž būdavo, nekap neužšokdavo ant tų rulonų. Aš ir dabar maž tebes 1.6.4, bet gal dabar jau šokčiau. Kur nors spėjimo, jeigu pasitaikys, tai tikrai išbandysiu ton pramogą. Nu gerai, kad susiradau šito nakvynės. Toks avies kels, jauč bus lietaus. Ir buvo biškį nugribaus
per kažkokius ten blem tvartus išlindau. Kažką biškį sugribau navigacijai. Arba aš jau pavargau ir aš jau gribauju. Čia irgi labai didelis variantas. Filmavau story į Instagram. Sustoji mašiną pasiūlį pavežti, bet taip keista, sustoji ir taip nešnek moteris, vyrs už vairo, moteris taip žiūrtų, į mane, taip keista. Tai žodžiu, siūlį pavežti. Sakau, ne, turiu eiti peškom, bet dėkau. Tai va, konda, už 2,5 valandos kažkur ateisiu, jau iš tikrųjų noriu greičiau ateiti. Noriu arbatos, ką būt gera, ką pavaišinti arbatėlį. Ir norėčiau į dušą. Šiaip jau pavargau tikrai. Jau norėčiau biškį taip kojelis išteisti. Tai va, tai tiek. Pirmą mašiną, kad norėjau pavežti per Vesdenčinį. Man labai gerai. Man labai gerai. Geriau nei namai. Man labai gerai. Man labai gerai. Davai, greičiau, tik belieka. Davai. 1, 2. Alčių prito sėdos kokiai draugiški visi. Sakė, 100 metrų gali pavežti. Kažkoks vaikinas sustojo. Sakau, negaliu. Bet taip nedrąsiai. Galvoju, jaučiu, kokį manijakį čia į mašiną gali susadinti. Oh my god. Greičiau, jau biškį, taip. Trūksta tokį spyriausi bėnį. Žodžiu, labai noriu paskubėti, bet nelaba gaunas savaim, ko jis lėten greit. Noriu paskubėti dėl to, kad man lauk žmonės tenas. Sakiau, kiek čia truks ateiti, bet jau gausias 3 valandas, tai, nu kažkaip nemalonė, ka man lauk, aš nežinau, nesijautų gerą. Tai va, noriu greičiau, bet pažiūrėkit dabar, kaip neįdomia tas kelias, atrodo, tiesiog teisė. Tiesiog tiepės kelias. Oh my god. Aš jau galvoju apie rytojų. Kadangi turime pūslės ant abiejų kojų, nežinau, pūslės, bet jausmas, kad ir pūslės bėda nepratrūka. Ir aš galvoju, kaip čia reikia sugalvoti, kom padaryti, kam mažiau skaudėtų. Jeigu bus pūslis, reikia pradurti gal, aš tipo nereik, nes kaip tik tas skystis gyda ten, bet taigi šiais vis tiek mano nus pratrūks. Ir taigi bus žaizda. Ir galvoju dabar jau, kaip čia daryti ir tuo. Už posūkiaus, taigi bus likiai. Jau labai netoli ir eisiu į miestelį. God, ar čia sėda? O, mega 3 kyla. 3 kyla. Kiek minučių? Tai kiek minučių yra 2 ir dar 2. Į būsų veito. Posikyla belieka. O, nebegalo. Nu, paskutinę kilometrą tai buvo žiauri. Grina kovojau jau su savim. Visko belekiai skauda. Nu jau dabar tai jau nebepatinka. Sunkiai skaudė. Nu, gerai, tai ir sėkit. Gerai, ačiū. Jeigu nejaukus, rakinkit apačioj duris. Gerai. Iki. Nu, va, Davidui kambarioką, man lavėlį šitą. Bet kokį aš to jau parodysiu.
Tu savo. Aš galvojau, kad aš pavargsiu, bet nemaniau, kad teik. Tu savo. Ką atsistuoti? Eik, tu savo. Aš net bijau dėt žingsnį. Aš nemanau, kad aš ir to kažko eisiu. O tuos vapšė net negali priminti. Vo šitaip pavariau. Ką nebūčiau prisidirbus su sąnarės. Tu savo. Reik pamėginti dabar nulopti pleistrus, kas pažiūrėti ten deda su tom pėdom. Ir eiti dušą. Kolėjau nieką, bet sustojau. Tu savo. Kap, mano trini kojas. Be šansų rytoj eiti. Be šansų. Jeigu, aš parodysiu, jeigu esat jautresni ir šiaip nenorėt pamatyti kojas, katros atrodo kaip nemergos, o kaip kaimiečiaus bebatų kojas, tai tad nežiūrėkit, nes labai baisiai atrodo. Tuo įdėdom puslės aš nes gyvenim turėsiu. Nusisukit nuo ekranų. Primeskit. Aš nes gyvenim turėsiu. Už pirštą didesnį. Ir čia tuokį. Kaip skaudė. Ir tada čia tuokį. Un kitos kojas jau pratrūkus. Sėdu matyti, baigsis man kelionė. Einu nusimaudyti. Kai vernu, iš karto tai jau aš čia atsistos teisė. Žodžiu, aš buvau pasiruošus, kad skaudės, kad nutrins. Bet nemaniau, kad teik. Man ir gyvenim tie buvėjai. I swear to my God. Tai jau šausnu skausmo vaistų. Ir pavalgau. Ir einu gulti. Vienu žodžiu. Duši maudžiaus atsisėdusi. Nežinau, gal kokį valandą aš ten išsėdėjau. Su karštu vandeniu tiesiog. Nežinau, nėra gyvenim taip skaudėjai. Aš nežinau. Žodžiu, aš nežinau, iki kiek yra ta riba, kur jau pavojinga sveikata. Nes jeigu į šitą ribą, tai tada aš nutraukiu, nevarau. Nes sąnarė skaud, ta prasme viskas skaud, viskuis, belekiek skaud, klubą, puslis nutrintas, pečia skaud. Ta prasme, aš žinojau, kad bus bloga, kas skaudės, kad nutrins. Bet nemaniau, kad teik, aš nebuvau pasiryžus, aš nežinojau, kad gali nepaeiti. Aš galvau, kad skausmas teik kilometrų nuėjus gali būti taip kaip, kaip iš po salės. Bet šis skausmas aš nežinau, tiesiog iki kaulų skaud. Ir aš nemaniau, kad čia kažkas suvau 3-8 kilometrą, jo daug. Nežinau, žiūrėsiu ką prie to. Gal čia normalu, gal čia praeis. Gerus nuskausmo vaistų tikra. Ir žiūrėsiu, ar rytoj einu kažkur ar neinu. Nes, man atrodo, labai didelė tikimybė, kad net neisiu rytoj jau nikur. Čiau. Ačiū, kad žiūrėjot. Like, subscribe ir galėt jau gydymą paslaugom atsiųsti pinigų. Nes čia jau
Aš nežinau, ką prisidariau. Gera, viskas, iki. Labas rytas. Šiandien jau paeinu. Normaliai. Tik tas, kad pirštų galiuk, nes labai didelis puslis yra. Ir niekur nebeisiu. Varau prie bažnyčios, ten sakė, reikia atsižymėti. Ir tėti, man čia netoli gyven, tai atvažiaus pasiimti ir varau numiai, nes žiauriai liau svoris ir bišk bijau dėl savo sanarių. Skaut sanarė, bet taip įduomė, geriau nerizikaus, kad paskui nebūtų koks išdegėms, tai išves suvarkus. Ir kon, reziumė, labai patieka, labai norėjau sukartoti vėl, reikės pabaigti kažkuomet nuosetos toliau. Supratau, katrų daiktų reik, katrų nereik, kiek spėjau per vieną pamatyti. Ir konda kažkur norėjau sakyti. Jo, kad esmė tame, kad nebeisiu, nes net nefainai, žiauriai liau svars. Aišku, jeigu savaitę išeini, ten tu nenumatysi tų orą į panašiai, bet nebus malonoma eiti, o aš čia nei atgailauju, nei kažkokį ten pašaukimą, tenas nušvitėjimą iškau, tai aš tiesiog norėjau išeiti pasivakščiuoti. Tai, prisivakščiojau. Tai jo, man kūnėlis pasirodė nepatemp 38 km, jau čia buvo maksimums. Tai šiaip labai fainė, labai patieka, tik tas tai paskutinę kilometrą man sudaužėjau. Tai kon, susitiksam kitam video, kada uns abus nežinau, tikaus greitų metų pakartosiu vėl ton savo tokį kelionį. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot, nepamirškit like, subscribe, pakomentuoti ko nors, galėt sakyti kaušį, kokį slabakį ir galėtų mane paremti per Contribui ir susitiksim, įdąsiai, ačiū, kad žiūrėjot. Čiau. Šitą nepripažinyčią buvau prie statulas. Klausyk, atsiprašau gal kiek už nemandagumą, bet supraskit mano paprastumą. Aš nesu jumis, nes ten blogai, aš kitur, nes ten man labai gerai. Man labai gerai, kitur man gerai. Atsiprašau gal kiek už nemandagumą, bet supraskit mano paprastumą. Aš nesu jumis, nes ten blogai, aš kitur, nes ten man labai gerai. Man labai gerai, kitur man geriau nei namai. Šiais metais jūs mane išgirsit ir patikėkit, nepamiršit. Būsiu visur, kur tik dairais, bet ras niekur nepaeis. Ir iš to noriu mainais, jei patinka, tai prieik. Pasakyk man gatvėj labas, tik dėl to mes šitą